Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras nediskriminuoja moterų. Teiginys, su kuriuo galima sutikti arba nesutikti. Kaip jau jums išeis. Šiaip vienas iš įrodymų dabar eksponuojama paroda Postidėja atstatomieji darbai. Pernai vykusi pirmoji Postidėjos paroda atkreipė dėmesį į neadekvačią moterų ir vyrų kūrybos reprezentaciją šiuolaikinio meno parodose ir muziejų kolekcijose. O jos tęsinyje šiemet kviečiame atkurti idėjų ir galios pusiausvyrą. Tai kas lemia tą lyčių disproporciją parodose? Jei moterų darbų mažiau, gal čia kažkiek ir pačių kūrėjų bėda. Ir kas leidžia kažkaip objektyviai nustatyti, kad tai jau yra diskriminacija. Tas žodis toks. Matot, pirmiausia, meno iš tikrųjų iš viso nereikėtų skirstyti pagal lytis ir pagal kitokius tokius principus, ar čia juodaodžių menas, ar baltaodžių, ar čia kokių kairiarankių menas. Tai tarsi atrodytų ne apie tai kalba, svarbu geras kūrinys ar blogas. Bet iš tiesų yra tokių ir objektyvių faktorių, kad tarkim moterys menininkės ne tik tai, kad institucinių lygmenių, bet dažnai jos ir pačios, kaip jūs ir sakėte, kažkaip save kukliau vertina, jos gal geriau patylės, jos gal geriau niekur neis, nesakys ir kaip sakant, neišsišoks. Tai yra toksai dalykas, kad kartais nebūtinai ta menininkė, jeigu jinai yra ir labai gera, jinai iš tiesų sulaukia tokio deramo dėmesio. Ir daug dažnesnis yra atvejis, kad tikrą menininkės, tarkim, vertę pamato po mirties, kaip kokia Marija Teresė Rožanskaitė. Aišku, taip atsitinka ir su menininkais. Šiandien nenoriu pasakyti, kad jau su menininkais tai mes visi viską iš karto pamatom. Bet kokie galėtų būti rodikliai, kad vis dėlto ne visai viskas tvarkoje? Labai paprastas dalykas. Pažiūrėkite, kiek yra kūrenčių vyrų ir moterų. Net jeigu vyrų kūrenčių yra daugiau, tai proporcingai vis tiek moterų nėra tiek mažiau, kad pasižiūrėtume, kiek gauna nacionalinės premijas vyrų, kiek gauna moterų. Tikrai netoksai yra santykis gerų kūrėjų ir gerų kūrinių. Arba, pavyzdžiui, kiek yra įdomių šiuolaikinių menininkių ir nei viena nebuvo verta, sudalyvauti, atstovauti Lietuvą Venecijos bienalėje. Tai truputį keista. Visur yra buvę ir pas estus, ir pas prancūzus, ir pas amerikiečius, visur. O Lietuvoje tik tai arba su kokiu vyru, arba vienas vyras. Toks keistas atrodo. Atrodo, jau kuo aukščiau kyla, tai tada jau... Ir čia taip išskiria, tai čia kaip ir lietuviška bėda yra? Ne, čia yra bendra bėda, nes dar Geri Lagels atkreipia dėmesį į tą netolygumą. Ir būtent todėl mes referuojam į tą Larso Nitvės iniciatyvą, antrasis mūsų svajonių muziejus Stokholme. Tai jie nupirko vietoj 100% vyrų, 100% moterų, nupirko įdomių menininkių iš 20 amžiaus pradžios į kolekciją ir labai visuomenė palaikė tą iniciatyvą. Jūs dabar šitą švedą, kai minėt, tai jis lygtais tą nelygybę nepastebėjo kažkurio momentu. Ir tada kyla klausimas, ar ta diskriminacija nėra ne tik tais, bet ar tai nėra tiesiog automatiškai besitęsiantis dalykas. Kažkas ne tai, kas galbūt vyksta ir kuriama dabar, bet tiesiog iš įpročio. Tai tas ir yra atsitikę, kad dabar atrodytų, kad jau situacija yra pasikeitus, kad iš tikrųjų ir tų menininkų daugiau ir mokosi, bet pagalvokit, viskas buvo taip neseniai. Kiek tūkstantmečių moteris, pavyzdžiui, graikų demokratija, mes manome, kad tai yra mūsų pamatai, bet graikų demokratijoje moteris buvo uždarytos privačioje erdvėje, kaip ir vergai. Jos nedalyvavo valstybės gyvenime, jos nebuvo tie laisvieji piliečiai, kurie ateidavo į agoras ir reikšdavo savo nuomonę ir lemdavo valstybės likimą. Ir tos moteris, prisiminkim, Virginia Woolf, jos negalėjo be vyro leidimo išeiti į biblioteką, ką jau kalbėti apie kažkokias kavinės ar šiaip vaikščiojimą po viešas erdves. Ir visa tai buvo visai neseniai, 20 amžiaus pradžia. Ir dabar mums atrodo, kad šitie tūkstantmečiai nelygybės ir staiga pabuvo truputį demokratijos, maždaug 20 amžiaus pradžioje gavo teisę balsuoti ir jau dabar viskas pasikeitė. Niekas taip greitai nesikeičia nei galvoj, nei visuomenės struktūrose. Ir ypač savanoriškai niekas neatsisako galios ir privilegijų. Taip, kad apie tą reikia galvoti. Ir aišku, kad tai tęsiasi. Aišku, kad tai pavojingiausias momentas yra tas, kai tai įgauna tokį savotišką natūralumo. Tai tarsi ir savaime suprantama, aš juk nediskriminuoju tyčia, aš juk neniekiu tų moterų. Tai niekas tyčia nediskriminuoja, bet viskas tokiam nusėdė į pasąmonę, kai yra du menininkai, abudu įdomus, bet vis tiek tau kažkodėl atrodo, bet tas vyrukas kiečiau pavaro. Lyg tai yra siekis atkreipti dėmesį į moteris kūrėjas. Tai kaip
kokia jūsų refleksija, ar buvo atkreiptas tas dėmesys, kažkiek galbūt kažkokių įdomių, netikėtų reakcijų, tiek iš moterų, kritikių, tarkim, ar kūrėjų pačių, tiek iš vyrų, galbūt kažkokių poslinkių? Nepasikeis, bet be abejo geras pavyzdys yra tas, kad pernai metais kultūristės padarė tokį patriarchato paviljoną, išvardijo visą tą mūsų vyriją, kuri atstovavo Lietuvą. Ir kitais metais jau po šitos parodos vėl buvo renkama ir vėl išrinko eilinį kartą, vėl nusprendė, kad reiškės Raimundas Malašauskas be abejo, tai garsiausias mūsų tarptautinis kuratorius ir taip toliau. Bet negi būtinai mes turime sekti vienu modeliu ir tik tai imti tai. Kodėl negalima dėl įvairovės paimti kokią menininkę? Kodėl reikia tik tai orientuotis į tokią tarptautinę konjunktūrą? Yra daugybė būdų žiūrėti šiuolaikinį meną, daugybė. O pas mus kažkaip įsivaizduojama, ypač kas liečia Venecijos bienalę, kad yra vienas labai siauras būdas žiūrėti į Venecijos bienalę ir šiuolaikinį meną. Ir tik tai tą siaurą, reiškia, linytę atstovauja. Bet kurgi įvairovė? Bet apskritai iš pačių moterų kūrėjų ir kritikų buvo kažkokių netikėtų reakcijų, kaip priėmė šitą parodą? Labiau gal vyrai menininkai reagavo, kad o ko jūs čia dar nepatenkintos, jiem atrodė, kad viskas čia tvarkoja ir visko jau turi būti gerai, ko čia babytės jūs čia, ko čia? O menininkės, kaip menininkės? Menininkės, manau, jos reaguoja taip, kad aš irgi galėčiau būti šitoj parodoje. Ir dauguma iš tikrųjų galėtų būti, nes mes nedarėm tokio specialiai feminisčių parodos arba specialiai tam tikros artimos meninės pakraipos autorių parodos. Iš tikrųjų, potencialiai šitose parodose galėtų būti labai daug menininkių. O tai tada sekantis klausimas ir jau paskutinis. Tai kokiu būdu jūs atrinkote kurias? Nes lygtais sakoma, kad norima atkreipti dėmesį jas, bet tos, kurios čia yra, jos girdėtos, visai neseniai pas mus ir buvo Laisvydės Šalčiūtės sekretai. Kai kurios girdėtos, o kai kurios mažiau girdėtos. Pavyzdžiui, kai kurios dar studijuoja Dailės akademijoje arba... daugiausia žinoma yra tokios, tarsi jau dabar vadinkim vidurinės kartos. Jau aš esu vidurinė karta. Bet yra ir, pavyzdžiui, Beatričė Vanagaitė, ji kaip menininkė nelabai seniai pradėjo reikštis. Tai taip sakant, kodėl susirinko? Kodėl kas nors susirenka? Paprastai žmonės susirenka dėl to, kad jie turi kažkokių panašių gal minčių arba rūpešių ir atsiranda vienas energingesnis žmogus, kuris pradeda sakyti, tai darykim ką nors. Ir atsirado Marta Vosyliūtė pernai metais, kuris sako, tai darykim ką nors, kovo 8 padarykime moterų parodą. Ir paskui kiekviena įsijungia, aš noriu pabrėžti, kad nesu kuratorė ta tradicinė prasme, kuri sugalvojo idėją, kuri atrinko menininkės, atrinko darbus, įgyvenino. Iš tiesų šitoje grupėje mes visos esam vienodai padėti, nėra kažkokas stumdo pirštukų, kiekviena gali kitą pastumti, bet esmė ir yra tokia, kad kas ką gali padaryti. Aš galėjau parašyti tekstą, aš jį parašiau, kažkas gali padaryti kitus dalykus, toks bendras darbas.